Karolis Vėliuris, asociacijos direktorius, ne prezidentas. Šiaip pats toks labiau techninės pusės žmogus. Orientausi tą prezentaciją, kad jums daugiau suteikti techninių žinių, bet buvau paprašytas organizatorių iš esmės papasakoti, kas tas yra elektromobilis. Ir kom, sakykim, mes jau esame patobulėję Lietuvoje, kokios mūsų galimybės. Ar trumpai pradėti. Tai Lietuvoje šiuo metu elektromobilių asociacija sudaro 9 įmonės ir 14 fizinių asmenų. Tai tos 9 įmonės būtų pagrindiniai nariai, juridiniai, kurie, sakykime, investuoja daug ir siekia tobulinti tą sritį, bet tuo pačiu yra ir entuziastai, kurie, sakykime, užsidarę savo garažuose ar kažkokios tai dirbtuvėse, taip pat kažką konstruoja, daro ir tiek mes padedam jiems, jeigu jiem reikia kažkokio techninio sprendimo, tiek jie gali gauti, sakykime, žinių iš mūsų surinktų, iš tarptautinių partnerių, ar finansavimo atžvilgių, jeigu nori gyvendinti kažkokią vieną idėją. Tikslai asociacijos buvo tokie, kad, kaip ir minėjau, dalintis informaciją ir bendrauti. Tai tas yra labai svarbu, nes jeigu kiekvienas darys atskirai savo kažkokią mažą sritį tobulins, tai technologija gali pralenkti jį, kol jis galvoja, kad dirba prie labai geros idėjos. Gilinti elektromobilių gamintojų, pardavėjų, naudotojų interesus. Tai, sakykime, yra tokie atvejai, kur ieškoma, kaip padėti tiems gamintojams ar pardavėjams. Tai vieną kaip pavyzdį galėčiau pateikti, sakykime, PVM lengvatą, nemokamas parkavimas miestuose. Tai kažkas turi judinti šitą visą reikalą ir taip suteikti geresnės sąlygas. O trečia tokia, kaip viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl buvo, tai šviesti plačią visuomenę. Ir tai būtų viena paskaita tokia, kaip ir dabar šiandien aš vedu, tai žmonėm, kurie domisi, kurie kažkokiu dar turi klausimų. Tai prezentaciją aš suskaičiau į 3 dalis. Pirmoji būtų galimybės Lietuvoje, ką mes jau turim. Paskui būtų galimybės Lietuvai iš to sukaupto potencialo, ką mes galim pasiūlyti pasauliu. Ir trečioji dalis – tai pasiekimai. Ką, sakykime, šiandien jau galim pasiūlyti vartotojui. Trumpai apie pačius elektromobilius. Yra tokių visokių nuomonių ir žmonės ne visi supranta, ką šneka ir pasiklausę kaimyno, pasakoja visiems kitiems taip pat klaidingą nuomonę. Tai būtų pagrindiniai 3 elektromobilių tipai išskirti. Pirmasis tai būtų hibridinis automobilis. Tai toks automobilis, kur naudoja 2 rūšių energiją, tai būtų kuro skysto ir elektros. Režimai yra kombinuoti, kur, sakykime, tas kombinavimas pavarų suteikia jiems neribojamą atstumą, mažesnės kuro sąnaudas, mažiau išmetamų kenksmingų dujų. Ir tokie kaip minusai hibridinio automobilio galėtų būti, kad vis dėlto tų išmetamųjų dujų nėra visiškai panaikinta ir brangi komplikuota sistema, nes jau yra ir elektrinis variklis, ir vidaus degimo, tai kas sukelia kainą tokio automobilio. Tačiau iš esmės tai yra geriau negu vien vidaus degimo variklis. Kištukinis, kitaip vadinamas plug-in tipo hibridinis automobilis, tai iš esmės toks pat kaip ir hibridinis, tai tiesiog jis jau gali įveikti didesnę distanciją važiuodamas vien elektra ir, sakykime, pasibaigus baterijose esančiai sukauptai elektros energijai, tada persijungia į vidaus degimo variklį ir gali važiuoti toliau. Tai žmogus tokį sprendimą turėdamas gali pirmyn ir atgal į darbą važinėti, čia kaip pavyzdys sakau, elektra. Ir jo 100 km kainuoja apie 6 litus. O jeigu nori įveikti didesnį atstumą, tai elektromobilis jam jau nėra kaip miesto automobiliukas ar antras šeimos automobilis. Tai gali normaliai naudoti ir didesnėm atstumom įveikti. O tokie kaip minusai būtų, tai brangi sistema, 2
varikliai ir plus papildomas baterijų blokas. Tai kištukinis hibridinis yra brangesnis negu įprastas hibridas šiai dienai. Elektromobilis, turbūt visi jau žino, kad yra vien tik elektros variklis, baterijos ir tokie kaip minusai elektromobilio būtų, kad ribotas nuvažiuojamas atstumas, bet tas atstumas kiekvieną dieną auga. Ir manau, didžiausias minusas yra ne pačiame elektromobilio visuomenės supratime, nes dabar turėtume galvoti ne tai, kas mus riboja, o kiek automobilių reikia. Tai sakykime, jeigu žiūrim pagal statistiką, žmogus vidutinis europietis nuvažiuoja iki 34 km per dieną, tai 160 km atstumas yra tikrai patenkinamas dalykas didžiai daliai žmonių. Ir, sakykime, tas energijos panaudojimas, kuom elektromobilis yra gerai, labai aukštas efektyvumo koeficientas. Jeigu sakysime, imsimės standartinį automobilį, vidaus degimo variklis naudingumo atžvilgiu būtų apie 30% energijos paverčia į tą, kurie stumia automobilį į priekį, o 70% paverčia šilumą. Tai tokia savoka dvejotina būtų, ar čia nėra šildytuvas su šalutinė funkcija transportuoti, kur elektromobilio naudingumo koeficientas yra virš 80%. Tai kiek tu energijos sunaudoji, labai mažai išeina į nuostolius. Aišku, tų nuostolių yra ir jie taip pat yra didelė gan dalis šiluminiai. Toliau, elektromobilis, aišku, galima įsikrauti namuose. Tas užtrunka ilgiau ir sprendimas būtų infrastruktūra, kurios šiai dienai negaliu sakyti, kad nėra Lietuvoje, nes Lietuvoje šiuo metu yra 5 įkrovimo stotelės, 3 iš jų yra Vilniuje. Ar žinot, kur jos yra? Aš jau vieną. Kur? Prie technikos muziejaus. Prie technikos muziejaus viena, antra yra prekybos centras Osas ir trečia yra prie Transmito, jeigu žinot, Iveco servisas, tai jie prekiauja elektromobilis, tai taip pat yra įkrovimo stotelės. Dvi yra Kaune, Elintos teritorijoje ir laisvoje ekonominiai zonai, Tilkų Žemės. Paskui, nežinau dar, ar jau pastatę ar ne, turėtų būti prie Kauno savivaldybės. Tai žinau, kad buvo rengiamas projektas ir derinamas. Tai ar turit klausimus apie skirstimą pačio elektromobilio? Tyla reiškia taip, bet sakykime, darysim prie kitos skaidrės. Tai dabar, kad trumpai apibūdinti, kaip vystosi ta sfera, tai paėmėm specialiai 20, 15 ir 20 metų, tokia 10, tai čia jau būtų praktiškai statistika. O ateitis tai yra prognozės remiantis pagal Ernst & Young, kompanijos tyrimus, tai apie 10 metais elektromobilis turėjo nuvažiuoti apie 90 km. Ir sakykime, ką mes turim 12 metais šiandien, elektromobilis važiuoja 130–160 km. Yra, aišku, išskirtiniai vienetai tokie kaip, sakykime, Tesla, kur gali veikti daugiau nei 200 km. 15 metais prognozuojama, kad elektromobilis veiks apie 200 km, o 20 apie 300 km. Aš kaip pats dirbantis žmogus toje sferoje ir kai matau, kaip vystosi technologija, galiu pasakyti, kad 20 metais elektromobilis turėtų drąsiai važiuoti 500 km nesustojant ir jos svoris turėtų sumažėti apie 30–20%, turiuomenį baterijas. Nes pačiam teko susidurti su baterijų pirkimu, kol kompanijai vienai laukia, kol bus pervesti pinigai. Praėjo pusę metų atsirado nauja technologija už tą pačią kainą. Tiek ir svorio skirtumas, tiek pačių elektrinių savybių buvo geresnis. Pakrovimo laikas, sakykime, čia yra pavaizduota 6–8 valandos, tai čia būtų krovimas namuose. Realiai šiai dienai galime įkrauti elektromobilį per 3 valandas ar greičiau, priklausomai nuo įvado, nes baterijas šiandien parduodamos rinkoje, priimtina kaina, tą leidžia padaryti. Tai problema yra kol kas įvadai. 2015 metais 1 valanda, 2020
bijau net aš spėlioti, nes niekas nežino, į kurią pusę pasisuks technologija. Talpa apie 16 kWh, 50 ir 75. Čia nekomentuosiu, nes yra įvairių modelių elektromobilių ir nemanau, kad reikėtų prisirišti prie kažkokio tai tyrimo rezultatų. Ir variklio galingumas irgi labai ribota tokia sąvoka, nes, sakykime, gali būti variklis, kuris yra iki 1,5 kW, o gali būti variklis kažkokiam tai sportiniam automobiliui, kur ten bus virš 300. Ir pakrovimo būdai, šiandieną tas naudojamas paprastas būdas, kur vadinama pirmo lygio krovimo stotelė, tai tokia yra OZE, galėsite nuvažiuoti pasižiūrėti, paprastas kištukas, tai matau, ten yra karte, tai galite iš namų pasikrauti. Dėl to tas pakrovimo laikas yra ilgas, o yra reglamentuoti krovimo stotelių tipai, tai sekantis jau, kai ateis į Lietuvą, ar Europoje jau yra, kaip Estijoje pačiam matyti, tai tas pakrovimas užtrunka iki 1 valandos. Greitam įkrovimui iki 80% jau dabar galima įkrauti per pusvalandį. Taip. Tai kaip ir sakiau, dėl pačio pakrovimo, šiai dienai tokia formuojama nuomonė yra, kad elektromobilis yra miesto automobilis. Nes mieste pirmą atsiranda infrastruktūra, mieste yra daugiau žmonių koncentracija didesnė ir tada užtenka žmogui to nuvažiuojamą atstumą. Paskui 72% žmonių nuvažiuoja mažiau nei 50 km per dieną, o 91% nuvažiuoja mažiau negu 80. Tai tiesiog, kaip ir minėjau, statistiniam europiečiui nebūtinas tas 160 ar 500 km atstumas įveikimas. Tas labai sukelia kainą. O apie pačią kainą kalbant, jeigu taip įterpti, tai jeigu mes imtumėm elektromobilį, galim jį dalinti į 3 dalis. Trečdalis sudaro kainą, trečdalį techninis sprendimas. Ir dar tą likusį trečdalį daliname į IT sprendimus. Ir paskui jau tik lieka pardavimas ir pelnas. Tai baterijos sudaro labai didelę kainą. O jeigu kalbėti apie išlaikymą pačio elektromobilio, tai jis yra daug paprastesnis. Nebelieka jau tepalų keitimo, žvakių ir apskritai įprastinėse varikliuose. Sakykime, ten darbo sąlygos yra labai sunkios, nes kinta labai stipriai apkrovos, tiek kryptimis, tiek temperatūromis, kur, sakykime, aš visą laiką sakau, jeigu elektriniai varikliai paėmėm ir lyginam su benzininiu, tai elektrinėme yra 2 guoliai, statusas projektas. Jeigu kalbėti apie finansinį išraišką, tai priklausomai nuo elektromobilio dydžio, 100 km jums taip ir kainuotų, kaip čia rašoma, nuo 4 iki 8 litrų 100 km. Ir kaip pavyzdį paėmėm dyzelinį automobilį, vartojant apie 6,5-7 litrus kuro, tai nuo 25 iki 40 litrų gali kilti kaina. Taip, kokios būtų galimybės Lietuvoje, jeigu elektromobiliai labiau pagautų didesnį pagreitį ir pradėtų plisti, tai energetinė nepriklausomybė, būtų kylančios naftos kainos, gamtinių resursų stoka skatina tą atėjimą elektromobilių, atsinaujinantys šaltiniai, tai elektromobiliai galėtų naudoti perteklinę energiją. Ne tik iš atsinaujinančių šaltinių, čia reikėtų paminėti tai, kad didžioji dalis žmonių elektromobilius parautų naktį, kur energija yra pigesnė ir yra jos perteklius. Taip gauname mes balansą. Protingieji elektros tinklai. Čia norėtų pasakyti tas, kad, sakykime, žmogus naktį pasikrovęs pilną bateriją į mašiną, jeigu jis įkrovė 15 kWh, ir pravažiuoja per dieną tik 20 km, likusią energiją gali parduoti brangiau, nes dieną energijos poreikis yra didesnis. Naktį prisikrauti vėl.
bet protingojo tinklo kol kas Lietuvoje nėra, tai žinau, yra dirbama šiuo klausimu. Ir dar viena iš skatinančiųjų priežasčių tai būtų oro tarša, triukšmas. Geresnė gyvenimo kokybė tai suteiktų ir patrauklesni miestai. Tai jeigu pastebėt pastatų sienos naudojimo suodžių ir mieste pastebimas vis didesnis triukšmo lygis, kas skatina įvairias ligas ir, sakykime, sekina mūsų tą energiją. Žmogus to pats nejaučia, bet triukšmo įtaka yra gan didelė. Jeigu žvelgti į tyrimus, kokie buvo atlikti, tai pagal statistikos departamentą ir SNJ atliktus tyrimus, 2010 metais Lietuvoje buvo registruota vos keli elektromobiliai. Šią dieną yra 8 elektromobiliai registruoti Lietuvoje ir apie 37 motoroleriai. Tai tas skaičius patrigubėjo per nepilnus 2 metus, kai įsisteigė asociacijas ir mes duomenų neturim. Ir kas norėtų pasakyti, tai kad daugiausia automobilių susikoncentravę yra miestuose. Tai Vilnius kaip ir pagrindinis, ar būtų Kaunas ir Klaipėda iš viso virš 1 milijono gyventojų ir tai sudaro apie 500 milijonų automobilių. Tai jeigu miestuose važinėtumėm vien elektromobiliais iki 20 metų, kaip kad rekomenduoja Europos komisijos baltoji knyga išleista, tai būtų kas 5 automobilis elektromobilis mieste. Kokios būtų galimybės ir kokie iššūkiai yra. Kaip vidinius būtų galima įvardinti techninius, tai kad mes turime įsivesti pakrovimo infrastruktūrą, standartai ir registracija. Antrasis tas techninis punktas yra jau padarytas, nes visai nesenai buvo patvirtintos registracijos ir perdirbimo taisyklės Lietuvoje, tai pirmieji padarėme iš visos Europos Sąjungos šalių. Ir finansinės paskatos. Kaip ir man sakiau, kad būtų galima vystyti daug sklandžiau, jeigu būtų palaikomas didesnis iš vyriausybės. Tai kaip ir, sakykime, ne visiems elektromobiliam, bet kažkokiam tai pradiniam skaičiui, kad žmonės jau pradėtų matyti jos gatvėse, priprastų prie to tylaus automobilio, kuris važiuoja. Ir tada atsirastų atkrovimas, o nebūtų spaudoje tokių straipsnių, kad įkrovimo stotelėmis niekas nesinaudoja. Realiai ten, kur jos yra, ten jos yra naudojamos. Tai netgi Lietuvoje mažiau pasinaudoja. Stereotipai, visuomenės nežinojimas. Tai čia būtų apie šitą, sakykime, aspektą, kaip aš sakiau, kad patys žmonės nedažnai klaidina vieni kitus, nežinodami atsakymų į kylančius klausimus. Tai ir aš savo prezentaciją tą dalinu į 2 dalis, kad pirmoji yra tokia oficialioji daly, o antroji man labiau asmeniškai patinkanti, tai gaunu klausimą ir galiu atsakyti. Tai trečias būtų kainos ir kaštų neaiškumas. Aišku, šita elektromobilio atėjimo sritis yra nauja visam pasaulyje. Nėra kažkokios tai aiškios daug metų turinčios kompanijos ar kažkokios institucijos, kur būtų galima pasisemti patirties. Vieni žengia, atrodo, žingsnį drąsiai, paskui pamato, kad čia buvo klaida. Tai Lietuvoje buvo nuspręsta taip drąsiai nešvažiuoti, o pasižiūrėti, ką daro aplinkiniai ir pasirinkti jau išbandytą sprendimą. Technologijos neišmanymas. Tai kiek man teko dalyvauti parodose ir bendrauti su elektromobilių gamintojais, tiek dalių tiekėjais, ne to, kad dalių, bet elementų elektromobilių, tai lietuviai praktiškai nieko neatsilieka, kai kuriuose vietose stipriai lenkia užsienio gamintojus ir tuos didžiuosius. Išoriniai, kokie būtų iššūkiai, tai kad brangi baterijų technologija. Baterijos vidutiniškai per metus atpinga apie 20%, galiu pasakyti tiek, o
jeigu žiūrėtume apie tai, kaip technologiškai tas vidinis pokytis vyksta, tai tos savybės, kurios yra gaunamos iš to pačio svorio, tai jos didėja apie 15% kasmet. Tokio vidinio tyrimo metu buvo nustatyta. Paskui ribota elektromobilių pasiūla. Iš tikrųjų, dar prieš metus nebuvo galima nueiti į autosaloną ir nusipirkti elektromobilių. Šiandieną Lietuvoje jau galima pasiūlyti keletą variantų. Tai lietuvių padarytas rintos Toyota Lygo, o paskui yra Transmito. Tai Tazarį pardavinėja elektromobiliukus mažus. Ir galima, aišku, nusipirkti Motorolerį yra pasiūla ir elektrinių dviračių jau padarytų, ar komplektų, kur galite susirinkti patys. Tai tiek. O didieji, toks kaip dar vienas iš išorinių būtų iššūkių, tai kad didieji gamintojai nekreipia dėmesio. Didieji gamintojai turi investavę didžiulius pinigus ir, sakykime, laiko į technologiją, kuri dar gali atidirbinėti tą investiciją ir atnešti pelną. Todėl didieji gamintojai, mano paties tokia patirtim, kiek aš žinau, jau šneka gal 8 metai, kad jau ateinam, bet dar vis tiek rinkoje mažai yra parduodamų modelių vienas kitas. Bet pasiruošę prototipų ir skelbia, kad tuoj paleis į prekybą, yra daug tokių pranešimų tiek spaudoje, tiek konferencijos. Vidinius iššūkius galėtumėm pakeisti dirbdami kartu. Tai tiesiog toks kaip ir prašymas būtų, kad jeigu iškyla neaiškumas, kreipkitės į specialistą ir, sakykime, į tą pačią elektromobilių asociaciją, jeigu turit kažkokių klausimų, galite parašyti, atsakysim jums kompetencijai, o ne klausti kaimyno, kuris neaišku, iš kur tą informaciją gavęs ir neskleisti tos klaidingos informacijos tiek artimiesiam, tiek kažkokiam žmonėm iš šorų. Išoriniai iššūkiai išsispręs su laiku ir mūsų aktyvumu. Tai galimybės Lietuvai pasaulinės rinkos potencialas. Vėlgi, Ernst & Young tyrimas, tai davė tokias išvadas, kad 25% Amerikos, Europos, Kinijos ir Japonijos ketina pirkti hibridinį automobilį ar elektromobilį, kai tik pasirodys rinkoje. Ir šiandieną tie skaičiai yra dar labiau išaugę, bet pasiūla tikrai paklausa tikrai viršija pasiūlą. Tai ir žmonės, sakykime, bijo įsigyti vieną ar kitą sprendimą, kol nėra pačios valstybės pasakyta, ties kokiu konkrečiu infrastruktūros sprendimu mes einam, nes skiriasi standartai. Kaip pasaulinė paklausa, jeigu žiūrėti skaičius, tai būtų, sakykime, 20 metais 26 beveik tūkstančiai vienetų ar netoli 100 vienetų, o jeigu žiūrėti 2015 metus, tai bus nuo pusės milijono iki 2,5 milijonų. Ir vienos iš lyderių elektromobilių pasaulyje, žinoma, Kinijos, gal Lietuvoje ne taip gerai žinomos, bet žiūrint pagal globalų pardavimų skaičių, tai tokia citata yra, kad paprastų automobilių rinkoje yra neįmanoma konkuruoti su tokiais gamintojais kaip General Motors, dirbančiais daugiau nei 100 metų, o elektromobilių rinka yra ta, kur visi stoja prie vienos starto linijos ir kur visiems sudarytos lygios sąlygos. Todėl Lietuva turi šansą labai gerą startuoti nuo tos linijos ir, kiek aš žinau, jau yra pasirašę tarptautinių sutarčių su pakankamai dideliais automobilių gamintojais ir tiekia būtent tą elektrinės pavaros ar kažkokios tai dalies komplektą į didiesnių gamintojų. Tai galimybės Lietuvai, vertės kūrimo. Tai
Tai jeigu mes pradėtumėm nuo to, kaip visi procesai vystosi, tai pirmiausia, elektromobilis yra baterijų gamintojai tiekėjai, valdymo sistemų gamintojai tiekėjai, variklių gamintojai tiekėjai, kėbulų ir kitų detalių tiekėjai. Tada pereinam į kitą etapą, kur šitos grupės sukurti produktai, jeigu tai galima pavadinti, pereina į dabartinius automobilių gamintojus ir tiekėjus. Tiekėjus turiu omeny tuos, sakykime, autorizuotus atstovus Lietuvoje ir nauji elektromobilių gamintojai ir tiekėjai. Taip. Jie sukuria tą produktą eiliniam vartotojui, kuriam paskui reikia elektros tiekimo, pakrovimo stotelių, paskui pakrovimo paslaugos, nes kažkas turi koordinuoti, kiek vienas ar kitas klientas energijos sunaudoja ir kaip atsiskaityti su energijos tiekėju, tiek pat ir klientų. Ir paskui programų kūrimas elektromobiliams. Tai jeigu, sakykime, yra žmogus, kuris važiuoja elektromobiliu, mato, kad jam baterija senka, kad jis galėtų pasinaudoti mobiliom priemonėm ir matytų, kad viena ar kita stotelė yra užimta ir trečia laisva. Tiesiog pačių žmonių patogumo dėlė. O kur dalyvaus Lietuva, tai šiai dienai galiu tikrai atsakyti, kad baterijų gaminimo srityje tikrai nedalyvaus, nes ta technologija, kuri yra šiandieną Lietuvoje galiojanti, tai visos žaliavos yra Kinijoje koncentruojamas. Tai mes patys nepasigaminsim, o jeigu ir gamintumėm, tai gautum daug didesnę savikainą, negu nusipirkti jau padarytą produktą. Valdymo sistemų, variklių gamintojai galėtumėm būti ir pakankamai dideliais kiekiais. Kėbulų ir kitų detalių tiekėjai ir gamintojai labai abejočiau. Taip pat mes galim būti tiek gamintojai automobilių jau ir esams. Elinta ten ima standartinį gamyklinį automobilį, komplektuoja į savo įrangą ir suteikia vartotojui, tuo pačiu ir suteikia visą techninį palaikymą. Nes, sakykime, standartinis kažkoks tai automobilis, tai nenorėčiau vardinti kažkokios konkrečios ne įmonės, o pavadinimo markės, sakykime, bet ji neturi paruoštų specialistų Lietuvoje, kas atliktų aptarnavimą tam naujam produktui. Ir manau, šitoje vietoje būtų geriau pasirinkti lietuvišką produktą. Ir kur dar elektros tiekėjai mes turime Lietuvoje. Pakrovimo stotelės taip pat yra tiek Lietuvoje, tiek tiekėjai iš užsienio. Pakrovimo paslaugos, tokios kaip tiekėjai ir apskaitos rengimo, taip pat galėtume mes įpajėgus Lietuvoje. Ir programų kūrimas, tai nelieka abejonių, kad galėtumėm, nes IT sektorius ir specialistai Lietuvoje yra labai gerai vertinami ir turi aukštų pasiekimų. Tai apie tas sėkmingas užuomazgas, čia šiek tiek užsiminiau apie Elizą, norėčiau papasakoti ir apie kitus. Tai kad automobilių perdavimo sistemos, toks kaip atskirų sistemų tiekimas, o ne pačių elektromobilių perdavimas, tai būtų pagrindiniai tokie kaip atstovai Lietuvoje Jonelio komanda. Tikrai turbūt esate matę parodose per televiziją baltą mašinytę, elektrą varomą. Būtų Honda, čia Mindaugo Milašausko produktus. Ir AIGO, tai kaip minėjau, laimintas. Jums kaip studentam gal aktualesnės būtų, sakykime, pigesnės tos transporto priemonės, gal kažkas mėgsta konstruoti, tai yra dvi galimybės dar, arba pirkti jau elektrinį motorolerį sertifikuotą didžiųjų gamintojų bandyti ir taip toliau, ar ten dviratį, arba galite susirinkti į patys, pasinaudodami surinkimo komplektą. Iš Lietuvoje esančių tokių pardavėjų, kurie tą teikia, tai būtų didžiausias kaip ir Miromas. Ir turi didelį patirtį. Tai, sakykime,
jisai gauna, užsisakydami pigesnį produktą iš, sakykime, tos pačios Kinijos tiesiogiai ar ten per internetą perka, gauna tą produktą tikrai nekokybišką ir neturi techninio palaikymo. Tai rekomenduočiau susisiekti su šitais tiekėjais ir pasikonsultuoti. Apie mitus, kurie elektromobiliams yra taikomi, gal aš neišsiplėsiu labai. Norėsiu, kad tokių kaip ir klausimų užduotume daugiau, kas konkrečiai jūs domina. Tai tik trumpai paminėsiu, kad, sakykime, kiek reikėtų energijos sunaudoti pagal elektromobilių skaičių, tai net iš 100 000 elektromobilių reikėtų 700 megavatų, ką mes dalinai esame pajėgus padaryti netolimoje ateityje. Elektromobiliai yra brangus. Taip yra brangus, jeigu jūs žiūrite tiesiai neįvertindami aplinkybių. Nes jeigu mes žiūrim į išlaikymo kaštus ir į automobilio kainą, kad, sakykime, 5 metų perspektyvą, tai ta kaina nebesiskiria, nes žiūrint tendenciją, kad kuro kaina kyla pastoviai, kad jūs turite daryti techninį aptarnavimą, tepalų, dirželių, keitimas ir taip toliau. Tai tas dar prideda pliusą ir, kaip ir sakiau, pats elektromobilio eksploatavimas yra daug pigesnis, nes vien kaina skiriasi apie 4-5 kartus. Važiuoti elektromobiliu yra pigiau. Ir jeigu, sakykime, palyginus, kiek kilovatvalandė būtų išraiška gaunama, sakykime, iš kuro, ten dizelio, etanolio, benzino, vandenilio ir baterijos, tai matosi ryškus skirtumas, kas yra efektyviausia. Pakrovimo infrastruktūra, tokį vidinį tyrimą pasidarėme, bandėme suskaičiuoti, kiek reikėtų. Tai jeigu kaip pavyzdį imant, sakykime, 20 000 elektromobilių, reikėtų apie 50 000 krovimo stotelių. Ir matom, kad čia auga progresiškai tas skaičius. Ir manau, kad mes tą linkme ir judam, nes jeigu žiūrint, kad į tą stotelių augimo skaičių Lietuvoje, tai per metus padaugėja jų daugiau nei dvigubai. Apie pačius akumuliatorius paėmiau tokį, sakykime, vizualų kaip ir įrodymą, kad jūs patys matytume. Tai pirmasis tas didysis juodas akumuliatorius būtų švininė. Antrieji yra ličio geležies fosfatai. Ir tretieji yra ateinant į rinką technologiją ličio oksido. Tai jeigu, sakykime, mes paėmam ličio oksido akumuliatorių, kuriam yra sukauptas vienodas kiekis energijos, tai 1,1 kW, tai matom, kad ličio geležies fosfatas teko apie 2 kg 200 gramų, švininis sveria vos ne 16 kg, o ličio demonijas sveria vos 300 gramų. Tai riboto kilometražo problema iš esmės sprendžiasi, kai tik ta technologija pradės pigti ir išplis rinkos. Nemanau, kad tas ilgai užtruks. Tai dabar atėjom prie tos dalies, kur man labiausiai patinka. Ta prezentacija tokia kaip ir oficialioji dalis, jos reikia, pažintinė. Ir jeigu turėsit kažkokių klausimų, tai kaip ir šitoj paskutiniai skaidriai, galite klausinėti tiek apie dizelį ar biokurą, apie elektromobilius. Jūs teigiate, kad elektromobilio sąnaudos, nusipirkus elektromobilį, palyginus su paprastu automobiliu, atsiperka tas nusipirkimas. Bet žiūrėkite, jeigu pinga technologija, tai šiuo momentu elektromobilio negalime pirkti, nes tiesiog po keliarių metų ta technologija bus žymiai pigesnė ir tas pats automobilis bus labai stipriai nuvertėjęs. Geras klausimas, nes kaip jūs žiūrite tą, jeigu jūs skaičiuojat labai ilgam laikotarpį,
10 metų, ar ne, gal dar ir vertėtų palaukti. Nes, kaip ir sakiau, ne vien baterijos sudaro kainą, sudaro kažkur apie trečdalį jos, tai reikėtų pasiskaičiuoti. Bet jeigu jūs esat, sakykime, verslo kažkoks tai atstovas, ar pats tą elektromobilį naudojate dažnai ir jūsų tas tarnavimo laikotarpis elektromobilio yra kažkur 4-5 metai, ar ne, tai jis atsiperka, tikrai galiu garantuoti, nes man vieniem verslininkam darėm tyrimą tokį, kad jeigu jie savo parką pasikeistų į elektrinį, jo atstumai yra nedideli sąlyginai, tai atsiperka per 3,5 metų elektromobilis. Taip. Norėjau paklausti apie elektrinius motorolerius. Tai kur jau galim dabar nusipirkti ir kokia maždaug vidutinė kaina būtų, tarkim 50 km to nuotolio. Vėlgi, čia apie kainą, kokią būtų. Tai arba tu renkiesi kinietišką produktą, kuris yra sertifikuotas ir atitinka visus standartus, kurį gali naudoti. Apie 3-4 gal tūkstančius kainuoja, priklausomai nuo kilometražo, kurį tu nori veikti. Ir gali rinktis, sakykime, kokybišką daiktą, kuris kainuos jau nuo 15 iki 30 tūkstančių litrų. Tai kilometražas bus didesnis ir patikimumą turėsi geresnį. O kur galima įsigyti, kaip kompanijas, jeigu paminėti, tai yra Govex motoroleriai. Tai pasiieškoti reikėtų internete. Galėsiu duoti net to žmogaus kontaktus. Yra Vilnietis, daro Šarūnas komplektą pačiam motoroleriui, ar ne? Ir su juo būtų galima kalbėti, bet ten problema bus tame, kad jūs užtruksit su registracija. Kitas variantas yra Miromax, kurie irgi turi sprendimų tiek elektriniam dviračiam, tiek motoroleriam ir patį motorolerį. Ir ką dar aš norėjau paminėti, turbūt šiai dienai gal tiek. Asociacijos tinklalapį galite pasižiūrėti ir rasite ten visas nuorodas. Ar atsakiau į klausimą? Taip, ne. Labai trumpas, čia antrą kartą jau ten. Gerai, tai va, kas kiek laiko reikia keisti akumuliatorius, nes jiegi neamžini. Žiūrint, kokį akumuliatorių dėdėje, kaip jį Nu, ličio oksido, pavyzdžiui, kur ten naujausia technologija, jiegi nelaikysis. Ličio oksido dar nėra statistikos atėjusios, nes jie nėra parduodami rinkai. O dabar ką parduoda? Ličio geležies fosfato akumuliatoriai laiko apie 2000-2500 ciklų. Tai elektromobiliui mes paskaičiavom tokiam standartiniui, ar ne, apie 700 tūkstančių kilometrų laikytų. Tai ne kiekvienas automobilis tiek išlaikytų. Bet jeigu daug vartoja, tai gaunasi kas 3 metus tau reikėtų, o tai laiko, o tai vis vien nuo stovėjimo irgi daro? Stovėjimas įtakos daro, bet labai minimaliai. Ir sakykime, kai ten kartoja žmonės, kad žiemą nevažiuos, tai čia yra mitas. Nes, sakykime, esant minus 25 laipsnių temperatūroje, akumuliatoriaus efektyvumas krenta apie 4-6%. Bet jis išsikraudinėdamas pašyla ir pats atsisako. O tai laiko perspektyva, kiek tas akumuliatorius atlaikyti? Apie 7 metus. Jeigu tu jį naudoji. Bet jeigu tu jį laikai padėtą, gali tarnauti ir ilgiau. Ir vėlgi tas naudojimas yra, jeigu tu tą patį akumuliatorių naudoji sportiniam automobiliui, kur iš jo spaudi maksimumą, tai jis ir tarnaus trumpesnį ciklų skaičių. Jeigu tu naudoji, kad ir geras pavyzdys Toyota ar ne, hibridinis automobilis, akumuliatorius senos kartos sunkus, bet jeigu talpa akumuliatorius būtų tokia, naudoja tik tokią jos dalį, ir gali tada suteikti 9 metų garantiją. Tai čia priklauso nuo naudotojo poreikių. Ir su konkrečiu, sakykime, poreikiu gavęs būtų galima tą derinti. Arba parinkti didesnį kiekį akumuliatorių, kur tada apkrova jiems mažesnė, tada tarnavimo laikas ilgesnis, bet energijos efektyvumo prasme jūs vežiosit papildomą svorį.
Bet tai neišvengiamai šita dalis gaunasi neamžina, nes ant vidaus degimo variklio tai bent 10 metų tau laikys, ir 20, ten gal keisi kažkokios atskiras dalis. Bet akumuliatorius, tai reiškia, kaip sako, trečdalis kainos, tai, kaip sako, 7 metai neišvengiamai reikės ilgalaikį perspektyvų, jisai turės būti modifikuotas. Supratau tą klausimą, čia vėlgi toks, matot, aš pats esu baigęs transporto inžineriją ir automobilių specializaciją ir automobilis pravažiavęs apie 300-350 tūkstančių kilometrų, jam turi būti daromas kapitalinis remontas. Arba jis jau pradeda tiek teršti aplinką ir nebefunkcionuoja taip, kaip turėtų. Padidėja kuro sąnaudos ir taip toliau. Su elektromobiliu šito nėra. Ir toks, sakykime, pagrindinis remontas, kuris būna, tai senesnės kartos varikliuose elektrinėse, kurie yra su šepeteliais, pakeisti 2 šepetelius, kur remonto kaina būtų apie 70 litų. O jeigu varikliui daryti kapitalinį remontą, galbūt šlifavimas kažkur apie 600 litų, žiedai dalis, tepalai, žmonių darbas, atsistotų tada kažkas netoli 3000. O žiūrėkit, kaip yra su drėgme, jau vien vis tiek gyvenam Lietuvoje, yra ir šalta, ir drėgna, ir jau tie naujesni automobiliai, kur yra pilna elektronikos, jie prie didesnės drėgmės pradeda gesti. Tai kaip būtų su elektromobiliais? Aš galiu nuraminti, naujesni automobiliai, kurie reaguoja į drėgmę, kaip sakoma, yra atvykę iš kitų šalių, kur dažniausiai iš po avarijų. Tas automobilis, kuris yra hermetizuotas iš gamyklos, jis niekada tokių problemų neturi turėti. Nebent eksploatacijos metu buvo kažkokie pažeidimai. Kas yra su elektromobiliais daroma? Ta elektroninė dalis netaip daug skiriasi nuo paprasto automobilio iš tikrųjų. Tik tais paprastam automobiliai nėra galios elektronikos, kur jau didelės srovės eina. Tai norėjau pasakyti tą, kad yra labai didelis dėmesys skiriamas tam ir papildomų apsaugos priemonių dedama į šitą, kad jeigu, sakykime, tiek mechaniškai pažeidus, tiek elektroninio gedimo atveju yra atjungiami kažkokie tai kontaktai ir jo labiau, kad elektromobilių diagnozuoti einama yra prie to, kad diagnozuoti problemą galėtų žmogus telefonu. Kas gamina Lietuvoje variklius elektrinius? Elektrinius variklius? Ja. Viso variklio nuo nulio gaminti negamina niekas. Dažniausiai pasiemama yra kažkokia tai bazė, jin perdaroma pagal konkretų projektą. Ir jeigu, sakykime, ten yra kažkoks konkretus reikalavimas, ar ne, arba galios sukimo momento, tai parenkamas apvės ir kiti sudedamieji elementai. Ta daro Jonelio komanda, kiek žinau, tuo domėjosi ir Elinta, o daugiau tokių kaip ir produktų, kurie išėjo į rinką ir pilnai veikia yra ištestuoti, šią dieną informacijos neturiu. Taip? Realiai, po to, kai padarysit taip, kad reikės pakeisti bateriją automobilyje, elektromobilyje, tuomet, galima sakyti, pagrindinis dalykas, kas tobulėja, tuomet tobulėja tik tai baterija. Nes, sakykime, tas nuvažiavimas, atstumas talpa priklauso, sakykime, nuo baterijos. Tai, kai bus galima pakeisti baterijas, ar jums vis dar apsmokės gaminti tos elektromobilius? Ta prasme, žmogus galės suspirti elektromobilį ir keisti jame bateriją. Ir tada, sakykime, sumažės paklausa pačio elektromobilio, ar ne? Čia kažkada mokyklai mums sakė, ačiū už klausimą, kad nieko nėra amžino. Mašinos, kad ir tiek važiuoklė yra automobilio irgi senstantis dalykas. Aišku, ją gerai prižiūrint, tą tarnavimo laiką galima prailginti, bet suskaičiavus, kiek tarnauja baterija ir kiek elektromobilis, yra priimamas inžinerinis sprendimas ir parenkamas viduriukas, kad jau tarnavimo laikas maždaug pasibaigtų tuo pačiu metu. Bet tai tada, sakykime, neapsimoka kaip elektromobilio, kuriame keičiama baterija. Prasme, jeigu baterija tarnaus tiek pat, kiek automobilis. Keičiama baterija, jūs turite omeny, kai yra automobilis, kuris veikia su ta infrastruktūra, kur privažiavo iki įkrovos stotelės ir jam pakeitė bateriją į naują ir senąją paliko krauti ir jis
savininkas turi tik elektromobilį, baterija yra nuomos objektas, ar apie tą? Taip. Tai yra ir toks sprendimas, bet, sakykime, mes atlikom toks paskaičiavimus, kas rinkai yra siūloma. Po 2 metų ta technologija tampa brangesnė. Jo labiau yra toks vienas faktorius, kad mes turim žiemą, rudenį, pavasarį ir vasarą, o žiemą ant kelių yra balkštama druska, kuri tos lengvai keičiamos baterijos, sakykime, mechaninę dalį labai stipriai veikia ir čia nėra kol kas inžineriškai išspręsta, kaip tą apsaugoti. Tiek pačioj pakeitimo stotelį, tiek pačiam elektromobiliui. Galima šiek tiek papildyti? Taip, Šiek tiek papildyti. galima, aišku. Labai, kolega klausė, ar verta pirkti elektromobilį. Jeigu irgi kitas kolega klausė, ar aplamai verta pirkti po kažkiek laiko, ar keisti baterijas. Čia šiek reikia į tai atsižvelgti, pavyzdžiui, kaip kompiuterį. Kompiuteris jums vis tiek reikalingas ir jūs galite visą gyvenimą laukti, kol tos technologijos ateis iki kažkokio ten labai gero lygio. Ta prasme, Bet to daiktą neturėti, kurio reikia šiandien. Ta prasme, jeigu mums reikia kompo, mes perkam kompą ir dirbam. Arba jeigu mums reikia automobilio, mes perkam automobilį ir važinėjam. Čia biškai, kitoks požiūris turi būti tam. Tai labai ačiū už papildymą, aš tą turėjau galvoje, gal nepasakiau tiksliai kolegom. Ir labai geras pavyzdys su kompiuteriais, prisiminkim mobiliosius telefonus. Maždaug vis tiek esat nedaug vyresni už mane ar jaunesni. Tai telefonai iš pradžių buvo tik pas tuos žmonės, kuriem to reikėjo, verslininkų. Taip pat ir elektromobiliai yra dabar. Arba pas tuos, kuriem tai apsimoka šiam momentui. Arba tie, kurie turi kažkokią tai ideologiją, sakykime, dėl aplinkosaugos ir panašiai. Bet pažiūrėkit, kiek šiandieną kainuoja telefonas ir kiek jis kainavo prieš 10 metų. Ar atsakiau į klausimą? Taip. Ar kur nors Lietuvoje dabar pardavinėjami elektrinių automobilių komplektai? Pardavinėjami, ir kaip komplektą atskirai būtų galima įsigyti iš Jonelio komandos, tiek pat ir iš Elintos. Kiek žinau, jeigu pirkti tokį kaip komplektą, dėl to, kad apsisaugoti technologiją, jau tam reikėtų darėti su jais pačiais. Arba kažkokį tai iš egzistuojančių komponentų rinkoje būtų galima jums surinkti, arba kažkokią nedidelę modifikaciją. O kaip vieno komplekto pardavimas su šiandien esančiu sukauptų know-how, aš nežinau, ar būtų labai protingas žingsnis. Ne, tai tiesiog, pavyzdžiui, tam atsiūtis dalis iš kokio užsienio, padaryti kompletus, priduoti žmonėms, tie patys konvertuotus automobilius savo. Na, iš vienos pusės tai, bet, sakykime, ką Jonelio komanda daro, kaip sakiau, dėl komplektų tiekimo, tai jie siūlo tiesiog pigesnį tą variantą, ir tas komplektas yra, tik jums patiems reikia išsirinkti automobilį, pasirinkti, žinoti reikia, kiek jūs norit su juo nuvažiuoti apskritai, kiek važinėjate per dieną, ir tada jums paskaičiuos netgi per kiek laiko atsipirks jūsų investicija. Kiek domėjausi visur, tai čia būtų vienas iš pigiausių variantų, mano žinoma. Bet dabar manau, aš taip susidarau tokį įspūdį, kad pilną komplektą kaina atsina maždaug gal apie 20 000. Be baterijų. Be baterijų. Taip. Dar bus baterijos. Baterijos, nežinau, kokio kilometražo jūs siekia. Ir yra ne vien tik elektromobilio sprendimas. Yra, sakykime, tokių galimybių rinkoje, kur yra hybridinis automobilis ir jam dedamas papildomas baterijų blokas ir papildoma ten, sakykime, elektroninė dalis. Ir jūs naudojate jį kaip plug-in tipo automobilį, kur važinėjate pilnai į darbą ir atgal elektra, o prireikus galite važiuoti ir benzinu. Tai tas šiai dienai kainuoja apie 25 000 litų ir yra parduodama. Tai būtų toks variantas. Tai čia jau su baterijom. O tai žiemą važiuojant vis tiek saloną šildai ir jeigu yra -20, tai tavo naudingumo
efektyvumas turėtų sumažėti, tai kiek kilometražas, pavyzdžiui, krenta? Efektyvumas nesumažėja. Nu, daugiau energijos vis tiek. Kilometražas. Na, taip, žodžiu. Tai taip, priklauso nuo to, kiek šildo, taip ir mažėja jūsų kilometražas. Čia paskaičiavom Skandinavijai, kur, pavyzdžiui, klimato temperatūra yra neigiama didesnį laiką. Matot, mes Lietuvoje patys darėm tyrimų šią žiemą. Esame dėkingi, kad buvo to šaltuko iš vienos pusės, mes išsitestavom įvairių tipų baterijas ir kiek tas šildymas mums kainuoja. Tai jeigu, sakykime, mieste važinėjom su elektromobiliu, kuris vasarą pravažiuoja apie 160 km, nuvažiavo 110 km. Manau, kad labai geras rezultatas. Čia 30 procentų plius. Grubiai apie 30% energijos sunaudojam šildymui. Tai tiek pat, kiek vidaus degimo variklis naudoja transportavimui ir kitą išmeta šilumos pavidalu, tai apsiverčia aukštyn kojom. O tai kiek kištukų toje stotelėje yra tada? Nu, Ta prasme. Kiek kištukų, tai kiek automobilių vienu metu gali užsipilti dabar Oze? Priklauso nuo stotelės. Ozėm, jeigu gerai atsimenu, yra vienas kištukas. Tai nebūna Ir ten yra pirmo lygio, tai, sakykime, analogišką rozetę jūs turit namuose. Tai reiškia, galim bet kur išsipilti. Nu, tiesiog Oze bet kur galim įsikišti. Nebūtinai toj stotelė ir nebūtinai Oze. Galim atvažiuoti į universitetą, gaila, kad pakrovėję aš mašiną ir palikau. Tai būčiau parodęs, kad ir čia galima pilnai pakrauti. Taip. Žinote, turbūt apie Opel Ampera, ne? Taip. GM ir tarkim, tokius Renault, tarkim, elektromobilius Zero Emissions, tai kaip matote, kada Lietuvoje jie turėtų pasirodyti rinkoje? Atstovai per seniausiai jau buvo Seime ir didžiųjų gamintojų pozicija yra tokia. Jūsų rinka yra labai maža, mums į ją ateiti nelabai apsimoka, nebent jūs mums suteikėt kažkokį skatinimą. Ir tom ta konferencija ir pasibaigė, kad mūsų vyriausybės atstovai turėjo jiems atsakyti. Bet kas buvo siūlyta iš vienos ar kitos pusės, jau po konferencijos informacijos neturi. Taip. Kaip dėl vandenilinių variklių, kokios finansinės perspektyvos infrastruktūra? Vandenilinis automobilis yra pakankamai aukšto naudingumo koeficiento ir šiaip švarus kuras, bet vandenilio gamyba šiai dienai, jeigu važiuoti vandeniliu, tai būtų 4 kartus brangiau negu elektra, nes pats vandenilis yra brangus kuras. Jeigu mes išgaunam vandenilį, kaip Prancūzijoje yra keletas pavyzdžių, kad jie atominės elektrinės reaktoriam vėsinti, vėsindami reaktorius atominės elektrinės, tuo pačiu tą temperatūrą aukštą panaudoja vandenilio išgavimui ir turi pigų vandenilį, tai tada būtų galima šnekėti, bet čia reikėtų pasigilinti man labiau tą klausimą. Ir šiandienai, ar tai geriau ar blogiau, atsakyti negaliu, bet Lietuvoje galiu pasakyti, kad tai kainuoja 4 kartus brangiau, grubiai paskaičiavus, negu kad vien elektra. O paprasme įrašų prieinama pasipildymo stotelės? Pasipildymo stotelę aš pats kažkada galvojau daryti varomą vandeniliu. Tiesiog aš norėjau daryti elektras ir vandenilio hibridą. Tai pasipildymo stotelė būtų turbūt dujų tiekėjai, kur balionuose tiekia. Ir ten gali pasirinkti, kokią tavo bakelę reikia, nuo 5 litrų iki 70. Tai svoris labai didelis ir labai nepatogu. Darbo laikas kolonėlės, jeigu nuo 8 iki 5. Kas yra labai svarbu, vandenilis jau yra daug didesnė rizikos grupė, nes, sakykime, jeigu mes imam benziną, tai paprastas dujas, koncentracijos labai skiriasi ten, sakykime, nuo, nepamenu gerai, nuo 17% dujų ir oro mišinio iki kažkokio tai kito laipsnio sprogsta arba užsiliepsnoja, tai vandenilis nuo 1 iki 90% koncentracijos jis užsidega ir užsidega sprogdamas. Avarijos atveju jau reikėtų pasisaugoti. Ar dar turit klausimų? Kur esi tos dokumentus įteisinimo automobilių?
Ką turit omeny? Nes ten minėjai, kad ten jau parengti tie dokumentai įteisėti. Yra asociacijos tinklalapyje, yra ištrauka įstatymų, kuris pataisos, kuri priimta, ir ten pakeista 130, 31 ir 32 taisyklė, man atrodo. Ir tiesiog nurodyta, kad tokie elementarūs dalykai, kas turi būti atlikta, į ką atsižvelgti, perdarant elektromobilį, tai kad pagal europinį standartą turi būti oranžinės spalvos jėginiai kabeliai, turi būti avarinis, mechaninis srovės atjungėjas, nors viskas yra elektronika ir 2 pakopom apsaugos, vis tiek turi būti pagrindinis mechaninis išjungimas. Ir, sakau, asociacijos puslapį prie naujienų, čia bus 11 metų apie lapkričio mėnesį, man atrodo, naujienų. Ar tai spalio, ką? Taip. O ar privalomasis draudimas elektromobiliui ir paprastam vidaus degimo varikliais automobiliui skiriasi? Ne. Iš esmės, tuo elektromobiliu yra keletas variantų ir jeigu, sakykime, mes turėjom vieną tokį atvejį, kuris prancūziškas automobiliukas, kaip pilotinis projektas, kuris padarytas standartinis, bet išėjęs jau iš gamyklos elektromobilis, tai vis tiek, kad jis senas. Mes jį apdraudėm dar mažesnę sumą negu kad įprastas kainuotų draudimas. Bet su perdarytu elektromobiliu, kol dar nebuvo įsigalėjusi ta tvarka, kol niekas nieko nežinojo, tai šiek tiek teko pavargti, bet kai jau automobilis užregistruotas, jam praeitą techninę apžiūrą, tai kaip ir visiems kitiem automobiliam pagal galią ir vairuotojo stažą, aš nežinau, ką dar atsitiko, ją atkreipė dėmesį. Vienintelis dalykas, dėl ko man darosi pikta, tai kad Lietuvoje, jeigu šnekant apie mokesčius automobiliam, Lietuva yra viena iš 2 Europos Sąjungos šalių, kuri neturi mokesčio už transportą pagrįstą pagal išmetamųjų dujų kiekį. Mes turim visi vienodą. Europoje propaguojamas yra toks dalykas, kad žmonės patys galvotų, ar jiems tikrai reikia tokio galingo automobilio, kuris realiai mieste nevažiuoja greičiau negu 60, jeigu jis stovi kamštyje, tiesiog sudegina mūsų visų orą. O tai nežadėjo pakeisti šitą dalyką, nes girdėtėms svarstė iš tikrųjų? Buvo žadėję, bet, kaip žinot, daug tų visokių gražių iniciatyvų paskęsta koridoriuose. Aš biškai atėjau, tikriausiai apie krovimą jūs sakėt. Pavyzdžiui, kaip sprendžiama bus klausimas dėl infrastruktūros pakrovimo, nes, kaip sakant, krovimas reikalauja labai galingų įvadų. Tikriausiai bus sprendžiama su įkrovimo stotelėm, kurie jau turi kažkokį vidinį akumuliatorių, iš kurio galima greitai paimti energijos kiekį. Ar yra kažkokių kitų būdų? Tas klausimas bus sprendžiamas smart grido principu, taip vadinamų protinguoju tinklu. Aš kolegom pasakau, kad energijos suvartojimas dieną ir naktį skiriasi. Tai šiai dienai visam pasauliu mes turime energijos perteklių naktį, kur didžioji dalis jau natūraliai elektromobilius varaus naktį. Tai kaip ir gaunasi tas balansas. Ir dar įsigalės tokia galimybė kaip nepriklausoma energijos tiekėjo pasirinkimas. Tai, sakykime, jau nuo 13 metų, man atrodo, vidurio galės eilinis žmogus atvažiavęs prie įkrovimo stotelės pasirinkti pirksiu energiją iš Latvijų, Rusų, Lietuvos, o žiūrėkit, šiandieną Danijoje pigiausia. Ir tada pirkuo aš iš Danijos tą elektrą. Tai tiesiog, kai bus natūrali apkrova ir pasiūlai ir paklausai, išsilygina savaime, nes tas pats elektromobilio turėtojas, kaip ir sakau, gali nusipirkti pigios energijos naktį, pasikrauti savo automobilį, kur aplamai visų tiekėjų energija bus pigesnė ir dieną ją parduoti brangiausiai ją superkančių tiekėjų. Tokia yra idėja, ar tai ateis į Lietuvą ir kada tiksliai. Tiesiog aš biškai skeptiškai žiūriu, kad priversti visus, tarkim, naudoti tą protingą tinklą yra labai sunku. Nes iš karto atsiras krūva standartų,
vieni su kitais kalbės, kiti nekalbės ir tas labai greitai tą idėją gali pavirsti košę. Nelabai sutikčiau su jūsų nuomonė iš tikrųjų. Jeigu yra numatyta strategija tiek Europos Sąjungoje, tiek Amerikoje panašiai ir įgyvendinimo etapai globaliu mastu, tai nemanau, kad čia yra kelias atgal. Tiesiog gali būti, kad koreguosis į vieną ar į kitą pusę, bet čia jau ne patys žmonės sprendžia. Tokia yra vyriausybių ir, sakykime, tos pačios Europos Sąjungos, tiek Europos komisijos nutarimai. Jeigu norite detalesnės informacijos, patarčiau paskaityti, internete galite rasti Europos komisijos baltoji knyga. Ir ten jau visi reikalavimai iki 2050 metų tiek patiems elektromobiliams, tiek geležinkeliam, laivam ir lėktuvam yra labai detaliai išdėstyti. Kaip su standartizavimais įkrovimo stotelių Lietuvoje, Europoje, Amerikoje, Azijoje? Tas pats ar tas taip? Kaip čia Europoje yra priimtas vienas standartas, kurio visi turėtų laikytis. Tik negaliu pasakyti, kad visos stotelės yra europinio standarto Europoje, nes kaip žinia, Estija kažkodėl priėmė sprendimą įsivesti japonišką standartą. Ir aš manau, tą padarė todėl, kad Europos Sąjunga tiesiog vėlavo patvirtinti tą standartą, o jie jau turėjo gavę finansavimą pagal konkretų projektą. Ir tiesiog įsigyti jau reikėjo tiek stoteles, tiek elektromobilius ir pasirinko tą variantą, kuris gal techniškai tuo metu atrodė tobulesnis ar buvo didesnis tiekėjo pasirinkimas. Tokia mano asmeninė nuomonė. Taip. Žinau, čia žiūrint į ateitį vis populiarėja saulės energetika. Ir žinau, kad Vokietijoje dieną yra perteklius, o ne naktį. Taip, Vokietija. Čia į ateitį, Lietuvoje, aš manau, irgi, kitose šalyse bus. Ar kažkas yra mąstoma apie tai, nes visi namuose negalės krautis, darbuose turės labai daug statelių būti. Viena ta perkrova, kad yra Vokietijoje, tai čia yra dėl to, kad jie kaip šalis pasirinko skatinti savo pramonę, vystyti tos srities ir labai plėsti tą saulės energetiką. Realiai, kiek man teko pačiam domėtis apie tą saulės energetiką, atsipirkamumas yra pakankamai lėtas, o jeigu žiūrint iš tos pusės, kad mes turėsim visą Europos smart grido sistemą, tai tą perteklių dieną galės perduoti kitom šalim. Perdavimas labai brangus. Bet, sakykime, yra galimi visokie energijos akumuliavimo variantai. Jeigu ten, sakykime, naktį yra poreikis didesnis, tai gali daryti atvirkščią variantą. Stotelė labai reikės atvirkščias. Prie darbo, namuose taip paprasta nakčiai. O stotelės įrengimas, aš nežinau. Kiek kainuoja maždaug stotelė dabar? Yra nuo 800 litrų, tai ta pati, tiesiog tokia situacija yra, kad rinkoje yra sukelta kaina šiek tiek. Analogiška rozetė, gražioji hermetiškai dėžutė. 800 litrų gali kiekvieną savo garaže pasistatyti. Bet jeigu jau namuose jūs norite įsirengti, tai pasimti tiesiog kokybišką jungtį reikėtų ir pilnai tarnautų kaip ta pirmo lygio dėžutė. Įkrovimo stotelė yra antro lygio įkrovimo stotelės, kur jau įtampa yra didesnė, 3 fazų, ir trečio lygio, kur yra jau DC vadinama. Tai stotelė jau yra nuolatinė srovė. Iš kaip jūs sakėt, apačioje stovi arba kažkokia talpa elektrinė arba kondensatorius. Ir kai reikia greitą įkrovą padaryti, tada elektromobilis, ta pati stotelė, labai didelį energijos kiekį perleidžia laidais elektromobilių. Jūs labai drąsiai teigiat, kad naktį turim elektros perteklių. Lietuva turi Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir ar jūs esate tikras, kad Lietuvoje vis dar yra perteklius, nes visa elektros energija ten išdžiaugama ir yra panaudojama? Dėl Kruonio elektrinės, tai aš remiuosi visą tą, ką sakau, statistiniais duomenimis ir iš kitų asociacijų kolegomis. Tiek pat tenka bendrauti ir nemanau, kad ta, sakykime, perteklius yra naktį
mažesnis negu kitose šalyse, na, aišku, išimtis galbūt Vokietija ir Lietuva tame regione, bet vėlgi, kai sakau, atsiranda vartotojas, kuriam reikia, ar ten vartotojų grupė, tas perteklius visą laiką gali būti padalinamas. Ir tie patys elektromobilių savininkai gali tarnauti kaip balansas išlyginant tuos kritimus ar pakilimus.